pasaulis. Aš esu LSDT skyrių koordinatorė Austė. Šiuo metu vyksta tiesioginė transliacija iš Rokiškio rajono Vaineikių kaimo. Mus filmuoja televizija Teletipdas. Pirmą pavasario dieną mes praleidome nuostabioje kaimo turizmo sodyboje Rokiškio rajone. Ilgai dirbom ir net nepastebėjom, kaip lauke sutemo. Kažin, ar nebus baugu po visų darbų nubėgti pirtelį. Šiame gražiame krašte, su be galo maloniais žmonėms, šiandien mokėmės pačių svarbiausių LSDT skyrių dalykų. Supažindinau visus su organizacijos struktūra, pristačiau 2% akciją. Organizacijos pirmininkas Linas dalinosi viešųjų ryšių paslaptimis, mokė efektyvios veiklos organizavimo, veiklos planavimo. Nors dar neatėjo eilė žebenkščiai, pirtelį ir biliardo turnyrų, tačiau jau dabar visi patenkinti šiais mokymais. Prašom, kad kuo greičiau įsuktumėm į svečius. Bet nežinau, reiks pagalvoti. O jei rimtai, linkėjimai visiems nuo Panevėžio apskrities jaunųjų socdemų.